Minėdami pasaulinę ruonių dieną, sveikuoliai naujuosius metus visoje Lietuvoje pradėjo nuo ledinių maudynių. Vilniuje minia aistruolių į vandenį nėrė su naujametiniu užsidegimu ir energija, o kai kas pasižadėjo visus metus nesirgti. Buvo ir tokių, kurie į vandenį leidosi tiesiai nuo šventinio stalo, beveik visai nemiegoję. Rodo Aušra Šiaulytė. Sausio 1 rytas, jutiminė temperatūra -7. Sveiki! Kodėl metų nepradėti maudynėmis ežere? Kai kurie ypač po naujametinio vakarėlio pagalvotų ne už ką, tačiau tik ne jie. Užkietėję ruoniai. Žinoma, kaip kitaip gali būti sausio 1 neįlysti vandenį. Tradicija gal? Nebeskaičiuoju, turbūt 15 metų, kaip sausio 1 visą laiką sutinku kitieji. Kai pradedam 1 sausio, taip ir visos metus praleidžiam puikiai. Gal tiesiai iš vakarėlio čia? Taip. Praktiškai, valandą pamiegojom kažkur. Ruoniai ne drakonai, bet panašu metai su tokiu startu bus tikrai geri. Labai fainiai, labai nauja patirtis gera. Judam į priekį, išbandom savo galimybės. Geras, fainas, šiltas, geras. Antrą sezoną tai darau, tai lengvai visai. Nieko baisaus. Tik tai pirmas tas momentas, kol tu įlipi ir tam tikrą vietą labai jautriai būna, kur kenčia nuo to šalčio. Su naujaisiais visais, visus. Galvą saugot kepurė vis tiek. Jo, būtinai. Galvą reikia sauginti. Pavyzdį rodo ir mažieji 8 ir 10 broliai Aronas ir Armandas. Pamačiau ir užsinorėjau. Jau 2 metus maudžius. Įlendu į vandenį 3 kartus. Tai stipruolis esi. Kaip? Labai gerai, labai fantastiškai. Pirmą kartą? Pirmą kartą, jau. Čia reikia patirti tą drive tokią kaip nirvaną. Aš negaliu kalbėti. Kaip 100 000 peilių. Blogai, stingdantis šaltis. Gydytojai ką sakydavo, kad tai nėra sveika. Kad šito reiktų apsisaugoti. Tokias perkrovos žmogui yra per sudėtinga. Kai kurie į vandenį nelindo ir nors vidurnaktį pasitiko su taurė šampano, rytą pradėjo sveikai. Metai nauji, o mūsų įpročiai, kažkuria prasme seni. Maršrutas aplink mūsų žaliuosius. Su šampanu, kaip turi būti, su fejerverkais. Galima ir taip viską suderinti. Būtina. Geras startas metų. Taip, tikrai taip. Bus dar keitė, visko bus dar, žiema ateina. Pasaulinę ruonių dieną sveikuoliai turškėsi visoje Lietuvoje. Per bangas nuo ryto šokinėjo ir Baltijos jūroje. Laimės, meilės, šilumos vidinės, kad bent kokį ledą mes ištirtume savo šiltom širdim. Geriausias laikas visada yra dabar. Visko ko geriausio! Aušra Šiaulytė, Rolandas Šležas.